Likus 15 minučių iki darbo dienos pabaigos, skyriaus vadovas Saulius pastebėjo, kad Rasa atsakymė į kliento užklausą padarė kritinių klaidų. Atsakymas netikslus, menkai argumentuotas, neteisingai nurodyti kai kurie dokumentai. Skubiai pakvietė darbuotoją, tuoj pat sutvarkyk šią atsakymą ir dar šiandien nesiųsk. Rasa atsakė, tai kad nelabai spėsiu šiandien, nes darbo diena jau baigėsi ir būtinai turiu išeiti. Vadovas nepakeldamas akių nuo kompiuterio. Nedelsant. Rasa stropi darbuotoja, neseniai dirbanti, bet jau patyrusi. Neretai ir ilgiau likdavo po darbo, nes krūvis didelis. Pastarasis atsakymas irgi buvo skubus darbas greta visų kitų mirtinai skubių. Tad klaidų tikimybė didelė. Pasiliktų ir vėl, bet tądien iš jos vaiko darželio prašė, kad jį pasimtų dukrą, nes jie šiandien turi užsidaryti laiko. Rasa pasirinko pasimti vaiką. Manė darbus sutvarkysianti ryte. Kitą rytą Rasą pasitinka priekaištai. Kaip taip galima? Klientai turi laiko gauti mūsų atsakymus, o tu, ką tu pridirbai? Eini staigiai ir tvarkai? Rasa bando aiškintis, vadovas į tai staigiai. Neturime laiko diskusijoms. Rasa klientai informavo, kad valandą vėluos, viską sutvarkė ir išsiuntė. Vėl įprasti, nuolat degantis darbai, vadovas vis pajuokauja lyg niekur nieko. Bet Rasa jaučiasi įsitempusi, vis mintyse grįžta prie incidento. Po kelių dienų pasiguodė kolegai. Kolegė atsakė, kad tai dažnas reiškinys, toks jau tas vadovas. Prisiminė, kad neseniai organizacijoje buvo patvirtinta smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir pasiūlė kreiptis. Rasa dar kelias dienas pasvarstė ir susirado atsakingą personalo skyriaus darbuotoją Mindaugą. Mindaugas pasibaisėjo, juolab, kad jau buvo girdėjęs apie Sauliaus elgesį. Draugai surašė skundą ir pradėjo procesą. Mindaugas informavo savo vadovą, kad pradėtas skundo nagrinėjimas. Už poros dienų informavo ir organizacijos vadovą, kuris labai pritarė tam, nes ir jam Sauliaus elgesys jau buvo įgrisęs, nes jis gan aštriai pasisakydavo apie ne itin gerą klientų aptarnavimo organizacijai, ypač kitose padaliniuose. Gera proga Saulių pastatyti vietą. Direktorius informavo kitus departamentų vadovus, susirinkime aptarė, kaip ir ką daryti. Informacija nutekėjo. Darbuotojai aptarinėja Sauliaus elgesį, žinoma, jam to nežinant. Incidentą nagrinėjo komisija, organizacijoje nagrinėjimas vyksta savo keliu. Šurmulys, diskusijos, aptarinėjimai, svarstymai. Saulius jaučia, kad kažkas vyksta. Personalo skyriaus vadovė oficialiai informuoja apie skundą, kviečia jį į komisijos posėdį. Komisija svarsto ne vieną kartą. Procesas užsitęsia ne vieną savaitę. Kitų padalinių vadovai, su kuriais Saulius pietaudavo, kažkodėl jo nebekviečia. Kiti darbuotojai, virtuvėlėje pasirodžius jam, nuščiūva ir išsiskirsto, nors anksčiau ir pasikalbėdavo, pajuokaudavo drauge. Saulius sudirgęs ir sutrikęs, nerimauja, prastai miega, geria raminamosius. Ir čia sustokime. Komisija sutvarkys reikalą. Anksčiau ir vėliau aistros organizacijoje prims. Kuri istorijos dalis labiausiai užkabino jūs? Sauliaus elgesys su Rasa? Ar kolegų elgesys su Sauliumi? Kol kas pasaulyje nėra labai tikslaus mobingo apibrėžimo. Nors mobingo reiškinys pirmą kartą buvo paminėtas Škotijos teisėje dar 1842 metais kaip neteisėta minia. Tai bet koks žmonių susibūrimas veikiantis kartu siekiant bendro ir neteisėto tikslo. Vykdantis arba bandantis pasiekti savo tikslo smurto. Arba demonstruodamas jėgą ir kiekybinį pranašumą. Arba gąsdindamas, trukdydamas. Arba tiesiog kaip kliūtis. Numatyta, kad paveiktų jų objektą. Konradas Lorencas knygoje apie agresiją aprašė paukščių ir kitų gyvūnų mobingą, kaip kovą su stipresniu plėšrūnu, kaip potencialios aukos bendradarbiauja prieš jį arba užpuola jį, saugodami savo palikuonius. Pasak Lorenco, tai instinktai. Jo nuomonė, dauguma žmonių patiria panašių įgimtų impulsų, tačiau skirtingai nuo gyvūnų gali juos racionaliai kontroliuoti. Gyvūnai susitelkia prieš stipresnį, kaip matysit vėliau,
Žmonės, ypač darbe, susitelkia nebūtinai prieš stipresnį. 1970 metais švedų gydytojas Peteris Paulius Hainemanas panaudojo Lorenco termino mobbingas grupės vaikų agresijai prieš pasirinktą vaiką. 1993 metais psichologas Heinzas Leimanas šį terminą panaudojo specifiniam smurtiniam grupiniam elgesiui, nukreiptam prieš kolegą darbo vietoje. Istoriškai susiklostė, kad vieni mobbingo terminą naudoja tik darbo vietoje. Kiti tai vadina smurtiniu elgesiu. Dar kiti kalba apie patyčias. Ir labai dažnai tie terminai yra tarpusavy painiojami, nors kalbama apie skirtingus reiškinius. Dauguma sutinka, kad mobbingas tam tikra patyčių psichologinio smurto rūšis, kuri nėra tokia akivaizdi kaip dauguma ir apibrėžiama kaip emocinis užpuolimas, kuris prasideda tada, kai asmuo tampa nepagarbaus ir žalingo elgesio taikiniu, kurioje vienas asmuo suburia kitus noriai, nenoriai dalyvauti nuolatiniuose piktybiniuose veiksmuose, siekiant priversti žmogų išeiti iš darbo vietos. Ne bet kuris smurtinis nepagarbus elgesys bus mobbingas. Dauguma autorių sutinka, kad mobbingas turi šiuos požymius. Sistemingas taikymas. Mobbingas yra apie nuolatinius tyčinius vieno ar kelių asmenų veiksmus prieš konkretų darbuotoją, kurie trunka ilgą laiką – 3-6 mėnesius. Psichologinis poveikis. Mobbingas sukelia emocinę ar psichologinę žalą, stresą, nerimą ir sunkiais atvejais psichikos sveikatos sutrikimus. Palanki mobbingui darbo aplinka. Mobbingas dažnai klesti toksiškose darbo vietose, kur yra prastas valdymas. Trūksta paramos arba kultūra, kuri toleruoja arba ignoruoja tokį elgesį. Pasekmes. Mobbingo auka nukenčia dėl sumažėjusio produktyvumo. Praranda pasitikėjimą, o kraštutiniais atvejais gali jaustis priversta atsistatydinti iš savo pareigų, kad pabėgtų nuo priešiškos aplinkos. Jeigu šių požymų nėra, greičiausiai tai bus patyčios, smurtas, priekabiavimas, menkinimas, žeminimas ar dar kas nors.